Lietuvos 70-mečių ir dar vyresnių krepšinio komanda pasaulio vicečempionė. Turnyro finale Šveicarijoje pralaimi tik amerikiečiams. Amerikonai dėl gyvybingumo, aš nežinau, ar dėl geresnio gyvenimo, gero sudėjimo, fizika geresnė, iš tiesų geriau lakstė, akivaizdu, geriau dengtis galėjo. Tai mes džiaugiamės, jau sidabras mūsų kategorijoje, galima sakyti, kad buvo topas. Lietuviai gimė ne vėliau kaip 1955-aisiais, turnyre laimi prieš visus varžovus iki pat finalo. O ką tik su jie 70,5. Ir juokauja, kad ir kaip norėtųsi, bet amerikiečius nugalėti šansų nėra. Kažkur virš 20 ar 30 taškų. Vidury varžybų mūsų lyderiai netgi nuleido rankas, sako, žaidžiam visi, kad neišeina niekaip. Tikrai gerai laksto. Kova ir noras laimėti krepšinyje, būtent tokio amžiaus, sako, kaip ir jaunystėje. Dabar tik tempas kiek skiriasi. Faktiškai yra tas pats krepšinis, bet sulėtintai. Tiesos yra. Tik aišku, jeigu žaistų visi tikrieji buvę krepšininkai, kas jau nebelabai įmanoma, vis tiek keliai sugedę, klubai sugedę. Aš ją vardinčiau dabar pavardėm, mes visi žaidėm invalidai, tarp kitko. Mūsų komandai visi buvo vienokio ar kitokio tipo invalidai. Keisti keliai, keisti klubai, su širdies stipuliatoriais. Aš pats turiu keisti klubą. Panašiai apibūdina vaizdą ir pasaulio čempionė, gyvai arenoje mačiusi žaidžiančius kolegas. Lietuvos moterų 35 ir vyresnio amžiaus kategorijos komanda iš Šveicarijos parsiveža ir auksą, ir nemažai įspūdžių. Mes stebėjom 75 plus kovas ir 80 plus kovas. Iš tikrųjų, kaip sakom, jau šiek tiek atsargiai žiūrim, kad tik jie nesusižeistų. Toks jausmas, kad mes dar lekiam, bėgam, iš tikrųjų daug energijos, o ten viskas daroma galva. O traumų tikimybė gana didelė, ypač kovojant su pietų amerikiečių komandomis. Eina prie krepšio, jis jau ten turi sumestą iš po krepšio, kala per rankas, viskas, niekaip, žinai, gerai nesulaužė. Yra turnyre ir gyvų legendų. Tokie žmonės sulaukia ypatingo dėmesio. Iš tikrųjų labai gražu žiūrėti, kažkurį čempionatą pirmą aš buvau jauniausia žaidėja čempionate, o šiemet vyriausias amerikietis žaidėjas žaidžia 90 metų. Jisai sakė, kol aš eisiu, tol aš žaisiu. Tai yra pagarba tokiam žmonėm. Pasaulio krepšinio veteranus jungianti federacija gyvuoja jau virš 30 metų. Pasaulio ir Europos čempionatai rengiami kas 2 metus. Šiame Šveicarijoje dar ir 75 ir vyresnio amžiaus kategorijoje vyrai lietuviai iškovoja bronzą. 50 ir vyresni vyrai pasaulyje 5, 65 ir vyresni vyrai 9. Mes už Lietuvą!